iš pažiūros nesunkus, lengvas ir paprastas dalykas, bet labai svarbus, tai yra hipotermija. Ką labai dažnas įsivaizduoja, kad uždėjus plėvelę tau pasidarys šilta. Taip nebus. Ši plėvelė skirta ne tam, kad tave sušildytų, o kad išlaikytų tavo kūno šilumą. Kokia yra didžiausia daroma klaida, kai žmogus yra sužeistas ir ypač tuomet, kai jis netenka kraujo, neįsivertinama, jog jam bus šalta. Nesvarbu, lauke gali būti nors ir plus 35. Jei jis yra sužeistas ir neteko kraujo, jam visada bus šalta. Kiekvienas galit pabandyti vasarą pagulėti kelias minutės ant asfalto. Įsitikinsite patys, kad net sveikam žmogui pradeda daryti šalta. Kad užkirsti kelią hipotermijai, labai svarbu naudoti termoizoliacinę plėvelę. Vyniojam kaip saldainiuką. Nebus labai didelė klaida, jei uždėsit kitą pusę, auksinė pusė eis į išorę. Kai sužeistasis guli ir jūs ant viršaus užklojate termoizoliacinę, tai nereiškia, kad jūs viską atlikote puikiai. Visos šaltis eina nuo žemės. Tad turite pasiversti sužeistai, padėti užklotą ant žemės, paguldyti jį atgal ir gerai užkamšyti, kad kūno šiluma tikrai niekur neišeitų.